Janina Degutytė. Pelėdžiuko sapnas. Žydrasis obuolys. Žvaigždė buvo visai maža, joje tilpo tik viena obelis, sidabralapė, su žydrais obuoliais. Kiekvieno obuolio viduje glūdėjo 12 sidabrinių varpelių. Kai varpeliai suskambėdavo, pasklisdavo nuostabi melodija. Kartą plaukė mėnulis didžiuliame pilname vėjo debesy ir užkliudęs obels šaką nukrėtė vieną obuolį. Žydrasis obuolys lėkė 7 dienas ir 7 naktis, kol nukrito ant žemės. Ir pataikė jis kaip tik į miesto aikštės vidurį, kur buvo pilna geltonų, raudonžandžių obuolių, žemės obuolių ir storų pardavėjų. Obuoliai pūpsojo sukrauti į dideles ir mažas piramides. Jie žvilgėjo iš didžiulių pintinių, raudonavo triračiuose vežimėliuose. Žvaigždės obuolys nukrisdamas užgavo keletą tokių spindinčių raudonžandžių. Jie nuriedėjo per aikštę ir ėmė šaukti iš pykčio ir netikėtumo. Kas čia per padaužą? Ko stumdaisi? Kur lėki kaip padūkęs? Žydrasis obuolys mandagiai atsiprašinėjo. Aš netyčia, aš nenorėjau, bet niekas jo nesiklausė. Vienas dar labiau išpūsdamas raudonus žandus paklausė. Iš kur tu? Iš žvaigždės. Iš kur? Balsas buvo pilnas nuostabos ir įtarimo. Iš žvaigždės. Dar tyliau pakartojo žydruolis, kai jį apspito iš visų pusių ėmė apžiūrinėti. Bet storulė pardavėja, pūkštaudama visus obuolius, jau pradėjo rinkti ir dėti į pintinę. Vienas dėdė paprašė atsverti kilogramą pačių gražiųjų. Mažas berniukas įsikibęs į jo ranką pridėjo raudonų. Pardavėjas sukrovė raudonuosius obuolius į maišelį ir dėdė sugalvojo. Įdėkit ir tą žydrą. Berniukas nustebo, matydamas žydrą obuolį ir paprašė tėtės. Aš noriu to mėlyno. Bet tėtė pasakė. Einam namo, juk pirma reikia nuplauti. Žydrasis obuolys nekantriai spėliojo, ar berniuko rankose suskambės jo varpeliai, juk jie skamba tik rankose to, kas myli. Pagaliau berniukas čiupo iš motinos nuplautą žydrąjį ir kando, bet negalėjo įkąsti. Jis labai supyko ir suraukė antakius. Koks bjaurybė, kodėl aš negaliu jo įkąsti? Pavartė žydruolį mama. Pavartė žydruolį tėtė. Paskui tėtė pasakė, su juo reikia žaisti. Aš nenoriu žaisti, rėkė berniukas, nupirk man pyragaitį. Man reikia eiti į susirinkimą. Tėtė padėjo obuolį ant palangės ir išėjo. Paskui išėjo ir mama. Tarpdury ji pasakė. Būk geras, neišdykauk, nesudaužyk veidrodžio ir nesukarpyk kilimo.
Tai nupirksiu pyragaitį. Ji matyt labai skubėjo ir nė nežvilgtelėjusi į sūnų užtrenkė duris. Berniukas liko vienas. Jis buvo niūrus ir piktas. Nežinojo, kad dabar jis ilgai bus vienas, kad jis užmigs kur nors kampe ant grindų, o paskui mama atneš pyragaitį, bet jis to pyragaičio visai nebenorės. Ir niekas jam nepasakys labanaktis. Netrukus veidrodis buvo sudaužytas, o kilimas sukarpytas. Sviedinys supliuško pradurtas. Jis daugiau nebegalėjo šokinėti. O paskui atėjo Meškino eilė. Jis nebeteko savo švelnių pliušinių ausyčių ir buvo iškarpyta jo žvilganti gauruota nugara. O kaip šaižiai čiaukšėjo tos didelės žirklės su blizgančiais aštriais ašmenimis. Berniukas stovėjo vidury kambario ir dairėsi, ką čia dar nutvėrus. Kai jis pasisuko į langą, obuolys labai išsigando ir suvirpėjo tartum iš šalčio. Bet kaktusas jį tuojau užstojo savo plačiais, spygliuotais lapais. Iš kur tu? Jis pašnibždom paklausė obuolio. Iš žvaigždės. O kas toks esi? Ar gali žydėti? Ne, aš negaliu žydėti, bet aš galiu skambėti vaiko rankose. Ar tau neliūdna vienam ant lango? Aš kraunu žiedą. Tyliai, bet išdidžiai atsakė kaktusas. Tai būk laimingas, tarė jam obuolys, o aš bėgsiu. 12 varpelių čia nesuskambės, nes šituos namus niekas nieko nemyli. Obuolys nuriedėjo laiptais į kiemą, neįprastai žydras tarp geltonų ir nuraudusių šiugždančių lapų, kaip didžiulis lašas iš mėlyno ežero, ant pilko šiurkštaus šaligatvio. Pro rūsio langelį iššoko raina katė, pauostė obuolį, nekvepia nei mėsa, nei pienu. Net nė duona. Kažkoks žydras rutulys ir tiek. Niekas. Ji parideno obuolį kojuke. Rieda gerai. Nebent jos mažyliams bus pažaisti, kai jie dar truputį paaugės. Bet ji vis dėlto stabtelėjo. Ką tu čia veiki? Šildaisi prieš saulutę? Geriau padėk man žvirblį suvilioti. Žvirblį? Paklausė nustebęs obuolys. O kam? Neišmanėlis, murktelėjo katė. Ką čia su tokiu prasidėsi? Ir ji vėl pradingo rūsyje. Žydruolis sugniaužė visus savo varpelius ir tylėjo įsikniaubęs į rausvą lapų gniūžtę. Suplastėjo, sušlamėjo pulkas balandžių. 2 balti su žaliais tviskančiais sparnais ir raudonom kojytėm prisiartino prie žvaigždės obuolio. Kas čia toks? Nustebę jie žvalgėsi vienas į kitą. Lyg akmuo, lyg obuolys, tik spalva keista, kaip dangus. Aš iš žvaigždės, tarė obuolys. Iš žvaigždės? O, mes gyvenam pastogėj ir skrendam aukštai, bet lyg iš žvaigždės dar nebuvom. Kur tavo žvaigždė? Skriskim kartu, parodyk. Gal ten nėra žiemos? Nei kačių, nei šunų?
Ir vaikai gal į paukščius nemėto akmenimis? Staiga atbėgo šuo su juodom aksominėm ausim ir išgąsdinti balandžiai pakilo į orą. Juodausis buvo kažko nepatenkintas ir supykęs ant rudeninio vėjo, ant savo šeimininko. Jis prisilietė juodą drėgną nosim prie obuolio. Kas tu, gyvas ar negyvas, svarstė jis. Aš obuolys. Obuolys, betgi tu nekvepi obuoliu. Obuolius aš valgau. O ką su tavim daro? Aš moku skambėti vaiko rankose. Vaiko rankose, šuo pakraipė galvą. Ar kai glosto, ar kai tampa už ausų? Kai myli, nedrąsiai tarė Žydrasis. Aha, tai reiškia, kai glosto, paaiškino Juodaausis. Bet aš tavęs niekad nemačiau. Iš kur tu atbėgai? Aš iš žvaigždės. Iš žvaigždės, nustebo šuo. O gal iš mėnulio? Juodaausis matyt labai susijaudino ir jo rudos liūdnos akys sužvilgėjo. Būna tokių naktų, kai aš labai noriu ten nubėgti, bet jis taip aukštai, tas mėnulis. Kaip jį pasieksi? Aš šaukiu, gal mėnulį irgi yra šunų, bet niekas neatsiliepia. Niekad. Ir niekas nesupranta. Žmonės sako, staugiu ir trukdau jiems miegoti. Užslinko tamsus debesys ir pradėjo smarkiai lyti. Šuo pabrukęs uodegą smuko vidun pro atvertas duris. Obuolys irgi norėjo pasislėpti kur nors, bet jo, riedančio per gatvę, vos nepervažiavo troleibusas. O paskui jis pakliuvo po žvilgančios Volgos 4 ratais ir prislinko prie šaligatvio, kad niekam nekliudytų. Lijo per visą naktį. Anksti rytą atėjo senas šlavėjas gatvę šluoti. Tarp sudrėkusių rausvų lapų jis rado žydrą obuolį. Senukas jį pakėlė, rūpestingai nušluostė ir laikydamas delne nusišypsojo. Pažiūrėk tu man, koks keistuolis. O gražus. Jis įsidėjo obuolį į kišenę. Tai apsidžiaugs jo maža anūkė. Parėjęs namo, jis paslaptingai artinosi prie lovos, kurioje ką tik nubudusi gulėjo mergaitė. Žiūrėk, ką aš tau parnešiau lauktuvių. Ir senelis padavė jai neregėtai žydrą obuolį. Koks gražus, sušuko mergaitė, glausdama žydruolį prie savo šilto nuo miego įraudusio skruosto. Varpeliai krūptelėjo iš laimės ir pasklido stebuklinga melodija. Mergaitė jos klausėsi išplėtusi didelės mėlynas akis ir pravėrusi burnelę. Aš tave myliu, pasakė ji žydrajam obuoliui, laikydama jį tarp abiejų delnų. O varpeliai skambėjo visi 12. Mergaitė išgirdo, kaip būsimo žibuoklės dainuoja po sniegu, kaip čiurlena pasišokinėdami upeliai, kaip saulėtą vasarą medžių lapai kalbasi su paukščiais. Ir dar,
Ji išgirdo seniai girdėtą mamos lopšinę ir tėvelio balsą, sekantį ilgą pasaką. Jai atrodė, kad ji vėl turi ir mamą, ir tėtį. Ir kambary taip daug saulės ir šilta, o sidabriniai varpeliai skambėjo. Ir žydrasis obuolys buvo laimingas. Jis visai nenorėjo grįžti į savo žvaigždę.